Šitą ir telefoną mes visą jo turim viską. Išklotinsis. Taip. Kada nusipirkot lašišą? Nežinau, tai kažkoks gal 2 savaitę, kiek ten? Kiek sumokėjot? Kiek ten sumokėjau? Ten buvo apie 30 eurų kažkur. Apie 30 eurų. Nu. Supratau, kur ir dabar lašišą? Nebijo, nes jau seniai. Suvalgėt? Jo. Su ikrais buvo? Ne, nebuvo. Gal išnešit buvo, bet taip nebuvo. Supratau. Nu sveiki, tie, kas nesupratot šitą įrašą, tai labai juokingai skamba iš tikrųjų. Žmogelis nusipirko žuvį, prieš 2 savaitės suvalgė tą žuvį ir gavo baudą. prieš 2 savaitės, ne vakar, ne šiandien, žuvies nėra, įrodymų nieko nėra, va susirašinėjimą radava. Tai ant kiek įstaigos dirba iš tikrųjų, kad ne pračekina telefonus, susirašinėjimus, pagal tą duoda baudą. Atvažiuoja pas tave į namus ir duoda baudą, kad tu nusipirkai žuvį ir suvalgė ją. Brakonierių reikia gaudyti. Brakonierių. Tai tas yra labai juokingai, nes Lietuvos visi miškai yra sušikti, ne? Pilna visko tenais gali rasti padangų, net mašinos variklį gali rasti, sekciją, dar kažką, tai sofą kokią. Neįdomu, nieks nedirba, nes supranta, reikia dirbti, reikia važiuoti, surinkti, dėti kamerą, gaudyti pažeidėją. Kam čia taip daryti? Tai geriau paskaitysim, kažkur kažkas žuvytę nusipirko, nuvažiuosim, nubausim ir uždirbsim. Šlykštų iš tikrųjų. Tai va čia, va, tam įstaigom parodysiu, ką reikėtų dirbti iš tikrųjų ir koks jūsų darbas turėtų būti, nes už tai ir gaunat pinigus. O čia važinėt pa žmonės, tai, man, juokingai skamba iš tikrųjų, atvažiuot pas žmogeliuką ir nubausti, kad prieš 2 savaitę žuvį valgė. Labą dieną. Aš suprantu, kad žmonės kai kurie nevalas, tarkim, ne? Ir taip, Lietuvoje dauguma vietų, kur eisi kažką tokio rasi. Ten va padanga guli. Matot. Ir daug apvažiavęs vietų, visur beveik tas pats. Ir niekaip negaliu suvokti vieną dalyką, kas žmonių galvoj, nes gyvena šitam pasaulyje, ne? Ir patys prisižiūrim tvarką. Ir kitas dalykas, didesnis klausimas kyla. Už ką yra mokama gamtos apsaugai? Tiek, kad jie privalo saugot gamtą. Čia net ant takelio, matot. Rūros plyšo ir taip toliau. Už ką jie saugo gamtą ir ką jie daro? Tik draudimus deda žvejam, medžiotojam ir taip toliau. O gamtos saugojimas. Tai va, dabar nusiųsiu gamtos apsaugo, gali čia va atvažiuoti ir paimti adresą irgi mesiu, kur yra. Ir čia va kamerą galit pastatyti. Čia jūsų darbas toks turėtų būti. Saugot gamtą, o ne baust žmogų. Suprantat, nes jūsų tie baudimai nepadeda, visur pilna, visi kampai pilni. Čia iš viso pakėsis. Ir žmonių baudom nepakeisit, kaip matot. Ne pirmas įrašas jau. Baudas neveikia. Dirbt turit. Keliat subinės ir einat dirbt. Darbas. Čia išvalot, važiuojat kitur valyt. Pastatot kamerą, važiuojat kitur statyt kamerą. Viskas. Taip pažeidėjus pagausit. O ne kažkaip kitaip.